tai labas. Tai vis tik tai, kas ta šizofrenija, kaip su ją gyventi, kaip aš matau šizofreniją, tas, kuriam ji yra diagnozuota. Pradėkim nuo to, kad ar laikau save šizofreniku. Tai laikau save kitokiu, o visuomenė laiko tokius žmonės irgi kitokiais ir duoda jiems tokį pavadinimą kaip kitoks žmogus, ligotas šizofrenikas. Kaip visuomenė traktuoja, kaip aš matau šizofreniją, tai kai įėjau į Wikipediją, pamačiau, kad ten yra tarsi proto skilimas. Lyg tai tie patys du pasauliai, apie kuriuos aš kalbėjau, bet čia reikėtų atsidaryti apie proto skilimą ir kaip traktuoja Wikipedija, bet gal aš to dabar nedarysiu ir tiesiog pasidalinsiu, kaip aš matau savo šitą dovaną, matymą pasaulį kitaip. Arba, nuoširdžiai sakant, aš matau pasaulį toks, koks jis yra, ir kiekvienas kitas žmogus mato, kad aš matau pasaulį kitaip, nei jis mato pasaulį. Bet nesakau kiekvienas kitas, nes yra bendraminčių, bendros minties žmonių turinčių tą pačią dovaną arba kitiems sakant negalią. Tai pradėkime nuo to šizofrenijos, kas jinai yra mano patirtim ir mano akimis, nes teko gulėti psichiatriniai ligoniniai ir mačiau ten žmonių, kurie taip pat turi psichinių problemų. Tarp tokių žmonių buvo ir tų sergančių tą šizofreniją. Tai kaip jau tame video prieš 8 metus sakiau ir man įstrigo tie žodžiai, kad pasaulis yra du pasauliai ir intuicija labai aštri, jautrumas labai didelis kiekvienam žmogaus žodžiui, tarytum kiekvienai minčiai. Tai tas didelis jautrumas yra tarsi ir tom mintim, kurias žmonės laiko normaliom mintim. Tai tarkim apkalba mintimis, kritikavimas kitas žmogaus, kad jis kažką padarė ne taip. Dabar aš suprantu, kad tai yra tiesiog pasaulėžiūra. Aš matau savo pasaulyje, kad tas žmogus elgiasi kitaip, kitas žmogus savo pasaulyje mano, kad tas žmogus elgiasi teisingai, aš manau, kad neteisingai. Tai priklauso nuo požiūrio, nuo įsitikinimų. Tačiau tas jautrumas mintims priveda žmonės prie didelio nuovargio. Nes taip jau yra, kad mintis jos labai vargina, jų ateina labai daug ir žmonės kartais sako, aš girdžiu balsus ir aš, kadangi, man smalsu, sakau, kokius tu balsus girdi ir paaiškėja, kad tie balsai, tarkim, noriu tavim atsikratyti arba noriu tave išprievartauti. Tai yra tiesiog tos mintis, su kurio žmogus taip nenori, taip jų bijo, taip jų vengia. Čia vienas iš tų variantų galimų, aš manau, per tą patirtį, kada kalbėjau su žmonėm. Tai šitą baimę mintim padaro tarsi tavo mintis, mano mintis, visiškai atskira būtybė, kuri šneka man į ausį, į širdį, į protą. Ir tai religijoje traktuojama velniu, piktuoju, arba dar juokingai sakoma Belzebubis. Tai
matom visuomeniai, kad tokių variantų labai daug. Žmonės eina į tokius negerus dalykus kaip prievartavimai, muštynės, vagiliavimai, sukčiavimai, manipulacijos. Ir tai yra labai subtiliam lygiai, tai nebūtinai turi būti matoma ir išviešinama visuomeniai. Manipulacijos, pavyzdžiui, kurios yra paremtos noru kontroliuoti ir kad pasaulis būtų taip, kaip aš noriu. Taip, kaip aš noriu. Tai va tas savanaudiškumas, kuris yra priimtinas kaip norma visuomeniai, šizofrenikui tai yra labai jautru ir jisai negali su to susitaikyti. Todėl tas žmogus, aš, turėdamas šitą dovaną, negaliu taikstytis su šituo balzabudu, kuris kiekvienam žmogui sako ir verčia jį manipuliuoti, kritikuoti, būti abejingam arba būti kaip tik labai kontroliuojančiu. Na ką, visuomeniai tai sakom, čia yra gyvenimas. Nieko čia nepadarysi, visi taip darom. Bet va ta liga, tas didelis jautrumas šitam dalykui išsekina ir galiausiai kartais priveda iki psichozės. Psichozė, kas tai? Na, jau 6 minutės, tai gal per daug nelysiu dabar apie šizofreniją daugiau papasakočiau gal dar, kad kodėl tai yra tokia dovana? Nes daugelis turinčių šitą dovaną užstringa kovoje su tom mintim, kovoje su visuomenė, kovoje su savim. Ačiū Dievui, ačiū visatai, ačiū tėčiui, mamai, ačiū visiems, kurie nuoširdžiai mane ir palaikė, ir stūmė, ir neleido atsipalaiduoti ir privedė prie to, kad priėjau tą kraštutinę ribą, kur, kaip sakoma, išprotėjau. Bet išprotėjimas, na, čia ne visi supras ir tai nėra lengva paaiškinti, nes savo psichiatrui kažkada sakiau, jis man tai yra, sako, tu išeisi iš proto taip galvodamas ir taip elgdamasis. Sakau, na taip, bet kur aš atsidursiu išėjęs iš proto? Jis susimąstė. Sakau, tikriausiai jeigu išeisiu iš proto, lieka tik tai širdis, daugiau kaip ir nėra kur eiti. Širdis, tai ką aš turiu omeny širdis? Tai yra jausmas, intuicija, meilė, gėris. Na, kitaip mes įsivaizduojam širdį, kaip piešim širdelę, mes ją matom kaip meilę. Galbūt kažkas mato kaip satanizmą, bet čia dar didesnį to balzabubio nukrypimai. Tai šita šizofrenija yra gydoma. Ką reiškia gydoma? Jeigu nebūtų jokio vaisto, kad ir elementaraus antidepresanto, kuris truputį padėtų nurimti jausmams ir emocijoms šitoj kovoje su savo mintimis ir pasaulio, kolektyvinėmis mintimis ir su visa šita egzistencinė, vidinė, dvasinė kova. Jeigu nebūtų to antidepresanto, nebūtų kaip žmogui pailsėti, atsigauti, sukaupti jėgas ir vėl stoti kovą, nes šitas žmogus turintis šitą dovaną, šizofreniją, jis neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai būti kovotoju ir eiti tiesos, meilės, tos kelius savo pasaulio taip, kaip jis mato. Šuniukas. Tai nėra lengvas kelias ir visi broliai ir sesės, kurie esate šiame kelyje, žinokit, kad nesat vieni ir kad jūsų tiesiog nesupranta ir kad iš tikrųjų žmonės jūs myli labiau, nei jūs galite įsivaizduoti. Aš jūs myliu labiau, nei jūs galite įsivaizduoti. Todėl, jeigu yra poreikis, pabendraukim. Aš pabendrauju su žmonėm, kurie turi šią problemą
ir mes labai gražų pokalbį apturim, nes mes suprantam vienas kitą. To su daktaru ar žmogum, kuris neturi šitos dovanos, susišnekėti yra tikrai nelengva, nes tada pagal jį viskas atitinka ligos simptomam. Tas perdėtas jautrumas, matymas dviejų pasaulių, girdėjimas balsų, kaip ir paaiškinau, kas tai yra, ir visa šita kova 10 minučių. Ačiū už kantrybę, kas išklausysit. Tai šizofrenija. Ir aišku, kadangi tai turbūt yra didžiausia liga arba dovana, stipriausia tarp visų, turiu omeny tarp kitų tokių paralelinių ligų kaip depresija, nerimas, anxiety, tai yra panikos atakos ir taip toliau, visa tai įeina į šizofreniją, bet tas žmogus, kuris turi šitą dovaną, jis labai gerai supranta, per ką žmonės eina. Todėl brangieji, mėlyjei žmonės ir tie, kurie labai nemėgsta, nenori, kad aš kalbėčiau, galbūt yra tokių. Žinokit, kad tai darau iš meilės ir rūpesčio ir noro apsaugoti žmonės nuo ko? Nuo kančios, kurios žmonės nemato. Todėl vėlgi 11 minučių. Dirbdamas kineziterapeutų ir masažuotojų, padėdamas žmonėm, aš visada mačiau, kad ta ligos priežastis visiškai nėra tiesiog atsitiktinė, arba ji nėra nei atsitiktinė, ar ji nėra sukurta, sakykime, dėl kažkokių labai paprasčių priežasčių. Ne, ligos yra gilios, jų šaknys eina labai giliai ir šaknys eina į sielą, į dūšią, tiesiog į sąžinę. Todėl vėlgi jau čia kita tema apie sąžinę, švarą, apie jausmą, kuris kalba per sąžinę. Siela, sako, kalba per sąžinę, Dievas kalba per sąžinę. Ir jeigu sąžinė yra nešvari, ir jeigu ignoruojam sąžinę, dažniausiai susirgam stipriom ligom. Ir tai yra tarsi Dievo ta vadinama rykštė, kad mums padėti atsisukti į sąžinę. Nes niekas negali, mano kelioniai, mano pasaulį, niekas nesuteikia ramybės, jokie vaistai, jokie žmonės, jokia pagalba išskyrus sąžinės ramybė. Todėl bažnyčiai mes vieni kitiem linkim ramybės. Bažnyčia vėl kita tema, nesigilinkim per daug, bet aš noriu palinkėti visiems jums taikos savo viduje, kad nebūtų chaoso ir bereikalingo monologo arba dialogo, ir kad būtų ramybė širdį ir žinojimas, kad viskas, kas vyksta, taip turi būti ir viskas yra gerai. Tai užbaigčiau amen, bet ačiū, kad paklausėt, kas paklausėt, ir jeigu įdomu, galit susisiekti, o jeigu neįdomu, tai bus ir apie ką kitą pakalbėti, kur, manau, bus įdomu išgirsti mano pasaulėžiūrą. O man būtų įdomu išgirsti jūsų pasaulėžiūrą, tai netgi padaryti kažkokią diskusiją, taip pat būtų labai įdomu. Iki. Kaip gražu.